manęs nieks daugiau taip nesupranta, manęs nieks daugiau taip nemyli kaip šitas asmuo. Nuo mažos sumos. Jie labai aiškiai mato ties, kur žmogaus yra pažeidžiamumai. Dar yra, tas romantinis sukčiavimas, kur, sakai, visiškai kiti mechanizmai veikia. Taip, ten yra dažniau su, vėlgi, vienišai žmonėmis, kurie ištroškia meilės yra, dažniausiai tai vėlgi tai yra internetiniai, susirašinėjimai, WhatsApp'ui, Telegram'ui ir panašiai turbūt, elektroniniu paštu prieš tai, kalbant tai, ką žmogus nori girdėti. Tiesiog. Giriant, duodant komplimentus, kuriant ryšį. Kuriant ryšį, siunčiant netikras nuotraukas. Žmogus niekada nekalbėjo, nebendravo, jie tik tai susirašinėjo, bet per tą susirašinėjimą, kadangi jeigu jisai pakankamai yra gilus, tai jisai pasidaro toks gana emocingas ir emocinis. Žmogus staiga pradeda pasitikėti juo, nes ten klausia jo, ten dalinasi, užmesgas kontaktas kažkoks. Tai. Ir po kažkiek laiko atsiranda toks, kad irgi yra kažkokia tai kaip mini grėsmė, atsitiko kažkas tam žmogui. Vat jam, tam sukčiui, jam atsitiko kažkas, jam reikia pagalbos. Jam ten dabar staigiai reikia kažkiek tai pinigų pervesti, jisai ten gražins. Ir vėlgi, kaip jie veikia? Jie nuo mažos sumos. Gali būti, kad mažą sumą perveda, tada jie tą sumą gražina. Dar didesnis pasitikėjimas. Va, buvo, jau pervedžiu. Tai. Tada paprašo dar didesnės sumos. Tada jau šitos galbūt negražina, bet dar sako, kad, čia tas kažkas, po to atsitinka dar kažkokia problema, tai nežinau, kažkur važiuoja, serga, ligoninė, močiutė, mama, visko ten, ko tik tai, jie labai aiškiai mato ties, kur žmogaus yra pažeidžiamumai. Nes žmogus išsipasakoja, ypatingai, kai jis pradeda jausti pasitikėjimą. Ir tada į tuos visus pažeidžiamus jie ir nutaiko. Ten jeigu pasakoja, kad ten, nežinau, ten moteris ar vyras gyvena ten vienas, ten, nežinau, slaugo mamą, tai ir ten panašiai, tada jau, tai čia galim panaudoti šitą, jeigu man reikės, aš galėsiu pasakyti apie savo mamą kažką. Ir strateginis toksai susirinkimas pažeidžiamumo. Ir žmogus jisai, iš dalies, jeigu jis pasitikė, jisai antiek būna susifokusavęs, kad jam net šalia esantis artimieji sako, klausyk, čia yra kažkas negerai. Sako, ne, jūs pavydėt man, jūs netikėt, jūs dabar norite čia mano ryšį tą išardyti. Manęs nieks daugiau taip nesupranta, manęs nieks daugiau taip nemyli kaip šitas asmuo. Ir tada taip ir būna, kad ten dėja, gaunasi tai, kad sukčius pats sako, niekam nesakyk, niekam nereikia čia žinoti apie šitą, nes čia tegu būna mūsų paslaptis. Mes šitą santykį saugokime, apie jį nereikia su nieko kalbėti, dalintis, tai būna tik tai mums. Ir va kaip romantiška, aš esu toks išskirtinis